Europos naujienos kauniečiams. Sveiki visi, Liepos 12 penktadienis šiandien, lygiai 9 valandos, eteryje jau tradicija tapusi kartas nuo karto eteryje, startuojanti rubrika Europos naujienos kauniečiams. Ir šiandien laidos tema yra Kroatija. O Kroatija ne šiaip sau, jeigu dar kas nežinojot, tai jūsų dėmesio į tokią informaciją, tie, kas žinojot, visiems primenu, jog kiek daugiau nei prieš savaitę, Liepos 1, naujoji bloko narė Kroatija prisijungė prie mūsų, prie Europos Sąjungos bloko ir tapo 28-ąją valstybę narė. Būtent Kroatijos Respublika tapo dar viena Europos Sąjungos narė. Apie tai šiandieną ir pakalbėsim apie Kroatiją. Nebejoju, kad ne vienas mūsų yra tikrai pabuvojęs toje šalyje, matęs jos grožybės ir žavėjęsis vietos kultūra. Tačiau net ir nieks neužginčys, kad tikrai pasakysiu ne vieną ir ne du įdomius faktus, kurie galbūt ateityje pravers, o galbūt sudomins ir dar labiau praplės jūsų žinias bei akiratį apie Kroatiją. Beje, Kroatija yra pietrytinėje Europos dalyje prie Adrijos jūros, jo sostinė Zagrebas, bendras šalies plotas 56,5 tūkstančio kvadratinių kilometrų. Šiaurėje Kroatija ribojasi su Slovėnija ir Vengrija, rytuose su Serbija, o pietryčiuose su Bosnija ir Hercegovina, Serbija ir Juodkalnyje. Adrijos jūros pakrantė yra vingiuota, įlankų ir užutėkių išraižyta, ji sudaro net 1777 km. Didžiąją dalį šalies teritorijos užima Dinarų kalnai. Adrijos jūroje gausų salų, jų iš viso priskaičiuojama 1185, iš kurių gyvenamos yra 66. Didžiausios būtų tokios Kirko, Pago, Creso, Bračo ir Korčulos salos. Šalyje yra apie 4,5 milijono gyventojų. Beveik 90% jų sudaro kroatai, didžiausia tautinė mažuma yra serbai, likusi dalis vengrai, slovėnai, bosniai, italai. Čia neblogai galima susikalbėti italų, vokiečių, anglų kalbomis. Kroatai labai visuomeniška tauta, išlaikiusi tokias tradicijas kaip pagalba vienas kitam, savivalda, noras daugelį problemų spręsti bendruomenėje, iki šiol gyvos ir tautinės istorinės tradicijos, kurių elementai glaudžiai susiję su šeimos gyvenimu. Kroatai, kaip ir rusai, mėgsta dainuoti dažnutes, dažnai šoka, yra linksmi ir temperamentingi, jei kada ten apsilankysit, būtinai į tai atkreipsi dėmesį, nepastebėti neįmanoma. Būdo bruožai artimi visiems slavams – atvirumas, draugiškumas, artimas bendravimas. Keletas ypatybių apie šalį. Šalies pavadinimas Kroatija vietinė kalba reiškia kaklaraištį. Būtent šioje šalyje ir buvo pirmą kartą surištas iki mūsų laikų išlikęs kaklaraištis. Įspūdinga. Ir tušinukas yra kroatų inžinieriaus Slovojano Penkalo išradimas. Dar 1906-aisiais jis atrado tušinuką. Būtent kroatai sukūrė ir pirmą slavų konstituciją. Tai įvyko dar 1214 metais. Šalies pakrantėse auga unikalus raudonais koralais ir yra didžiausia delfinų populiacija Viduržemio jūroje. Kroatija yra viena ekologiškiausių Europos šalių. Tuoj pat jums pristatysiu trumpą šalies istoriją, bet prieš tai norėčiau atkreipti visų aktyvių viktorinų dalyvių dėmesį. Kadangi jau netrukus norėčiau jums vienam padovanoti dovaną, kurią įsteigė Kauno Europe Direct informacinis centras ir ten galėsite laimėti firminės atributikos įvairiausios ir tušinukų, galbūt ne tų, kur atrado kroatai, jau ne tokį antikvarinį, naujesnį, šiuolaikinį. Taip pat vieną kitą užrašinę ir žinoma įvairiausių suvenyrų, kuriuos įsteigė Kauno Europe Direct informacinis centras. Galėsite laimėti, jeigu teisingai atsakysite į mano užduotą klausimą. Į klausimą atsakinėti galite bemaž artimiausią pusvalandį trumpuoju SMS pranešimu. Sąlygos tokios. Jeigu žinote atsakymą, tiesiog siunčiate SMS pranešimą, žinutės laukelį įrašę žodelį tau, palikė tarpelį, tuomet parašė teisingą atsakymą, kuris pretenduos laimėti prizą. Jeigu atsakymas, žinoma, neteisingas, prizas bigi atkeliaus pas jūs. Bet kokiu atveju klausimas nėra lengvas, todėl duodu laiko pagalvoti. Iki laidos pabaigos trumpieji SMS pranešimai 1390 numeriu keliauja čia pas mus į studiją. Jeigu atsitiktų taip, kad nesulauksiu nei vieno teisingo atsakymo iki laidos pabaigos, tuomet jau raginsiu jūs kreiptis paprasta linija, čia mums į studiją skambtelt ir atsakyti į klausimą išsirinkus vieną iš 3 variantų. Prizas tikrai vertas dėmesio, kaip ir minėjau, įvairiausios smulkmės, kurios galės būti panaudojamos buityje.
Tai ir tušinukai, ir blanknotai, ir lipdukai, ir galbūt net dar vienas kitas įdomesnis dalykas, kuris tikrai praverčia, vienaip ar kitaip praverčia. O klausimas skamba taip. Kroatijos piniginis vienetas yra kuna. Taigi, ką reiškia jos pavadinimas? Dabar kažkaip kiekvienas pamastėm, pakrapštėm galvą ir supratom, kad nieko nežinom. Kroatijos piniginis vienetas yra kuna, ką reiškia jos pavadinimas, šiandieną klausiu jūsų to. Ir iki tol, kol aš išdėstysiu visą informaciją, jūs galite siųsti trumpuosius SMS pranešimus, arba vėliau luktelti ir jeigu nežinote teisingo atsakymo ir nenorite būti pirmieji ir garantuotai laimintys prizą, tai tuomet jau galėsite skambinti į studiją. Tokios sąlygos. O beje, kaip ir minėjau, prizą už teisingą atsakymą įsteigė Kauno Europe Direct informacinis centras, kuriame galite rasti ir naujausios informacijos apie ES. Kyla kažkokių klausimų, kas nors neaišku, iškart važiuojat, klausint, jūs ten tikrai rasite informaciją arba bent jau tikrai nukreips teigiamą linkme, į kurią turėtumėte pasukti, ir keliauti, žinoma, bei toliau džiaugtis mūsų ES. Taip pat apie ES aktualiją sužinosit ir centras rengia medžiagą šioms mūsų Europos naujienos kauniečiams laidoms. Tai visa tai, ką aš jums pristatau, yra ne šiaip iš piršto laužta, čia Europe Direct nuopelnas. Ir beje, Europe Direct centras yra įsikūręs Laisvės alėjoje 36 ir laukia besidominčiųjų Europą. Tikrai keliausit miesto centru, nebimbinėkit, neplūduriuokit kažkur paviršiuje su savo klausimais, užėjkit, pasišnekučiuokit, tikrai maloniai priims, atsakysi visus rūpimus klausimus. Laisvės alėjoje 36, pačioje miesto širdyje, visi jums atsakymai apie Europą. O dabar dar kartelį primenu klausimą, kuris skamba taip. Kroatijos piniginis vienetas yra kuna, ką reiškia jos pavadinimas. Jeigu žinot, ką iš kroatų kalbos, ne šiaip iš hebrajų ar kitos antikinės ar galbūt šiuolaikinės kalbos išvertus, bet iš kroatų kalbos, ką reiškia išvertus žodis kuna. Tai yra jų piniginis vienetas ir pasakykit, kaip ten viskas vyko, kaip jis ten atsirado tas pinigėlis ir jau prizas iš Europe Direct informacinio centro keliauja jums. O dabar trumpai grįžtu prie Kroatijos reikalų. Trumpai apie šalies istoriją norėčiau jums papasakoti. Ogi pasirodo, kad kroatai Balkanuose apsigyveno 7 amžiaus pradžioje ir čia sukūrė 2 kunigaikštystės Dalmatija. Iš čia kilo dalmatų veislės šunų pavadinimas ir Panonija. Pirmasis Kroatijos karalius Tomislavas I 925-aisiais sujungė abi kunigaikštystės šalis, tapo karalystė. Viduramžių Kroatijos karalystė pasiekė galios viršūnę valdant karaliui Peter Krešimir IV. Vėliau šalis tapo Austrijos, Vengrijos ir Osmanų imperijos pasienio regionu. Nuo 1945 Kroatija priklausė Jugoslavijos socialistiniai federaciniai respublikai, tačiau 1991 iškovojo nepriklausomybę. Deja, po to 5 metus vykęs nepriklausomybės karas su serbais pareikalavo 20 000 gyvybių. Iki šiol pakelėse galima pamatyti tuščių, kulkų suvarpytų namų. Spūdinga ir kraupu. Po pertraukėlės dar papasakosiu apie visą eigą, kaip Kroatija įstojo į ES. Taip pat sužinosite, kokiegi gamtos ir kultūros paminklai Kroatijoje yra ir kuogi didžiuojasi šalis. Toliau nebėgi nuo radijo imtuvų, žaidimas kaip jau ir įsibėgėjo, informacijos dar įdomios laukia jūsų. Čia laida Europos naujienos kauniečiams. Europos naujienos kauniečiams. 9:13 tęsime laidą Europos naujienos kauniečiams. Šios laidos tema Kroatija. Apie Kroatiją kalbame ne šiaip sau. Liepos 1 ši šalis prisijungė prie ES ir tapo 28-ąją valstybę nare. Kroatijos Respublika tapo pilnateisė ES nare. Su tuo ir sveikinu visus kroatus, jeigu galbūt jie šiuo metu mus girdi ir supranta, ką aš čia šneku. O jeigu jūs pažįstat bičiulių, draugų galbūt turit iš Kroatijos, būtinai perduokit linkėjimus jiems, nes tai tikrai tvirtas ir pakankamai reikšmingas žingsnis istorijoje. O dar kartelį primenu, jog laidoje čia uždavęs esu jums klausimą. Kroatijos piniginis vienetas yra kuna, ką reiškia jos pavadinimas? Toks klausimas šiandieną čia keliauja jums. Iš jūsų pas mane turėtų keliauti atsakymas trumpuoju numeriu 1390, žodelis tau, trapelis ir jau parašykite, kągi reiškia tas žodis kuna, piniginis vienetas yra vadinamas kuna, ką reiškia jos pavadinimas. Už teisingą atsakymą jūs apdovanos Kauno Europe Direct informacinis centras, įvairiausių prizų jis yra jums paruošęs, tai tikrai nebus vienas ir ne du konkretus dalykai, tai bus
matyti visą pakuotę prizų ir pasistengti verta. Jeigu teisingo atsakymo nesulauksiu iki laidos pabaigos, o ji maždaug po 15 minučių jau kaip ir baigsis, tai tuomet jau prašysiu skambinti čia į studiją mūsų studijos telefonu ir jau rinktis vieną iš 3 variantų, kuriuos esu jums paruošęs. Bet aš tikiuosi, kad esat smalsūs, esat žingeidus, esat protingi, tikrai žinot, kur gauti tą teisingą atsakymą. Jeigu ne, žiūrėsim bus paskui visą kitą informaciją ir kitos detalės. O dabar grįžtam prie informacijos ir šiek tiek jums faktų apie Kroatijos stojimą į Europos Sąjungą. Kroatija prašymą narystė Europos Sąjungai pateikė 2003 metais. Dėrybos dėl narystės Europos Sąjungoje vyko net 8 metus, jos nuolat įstrigdavo dėl Zagrebo nesugebėjimo įveikti korupcijos, organizuoto nusikalstamumo ir netolerancijos nekroatams problemų. Vienas iš sudėtingiausių dėrybinių skyrių buvo teismų sistema ir pagrindinės teisės. Svarbi šios skyriaus dalis yra šalies bendradarbiavimas su tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu buvusiai Jugoslavijai. Kroatija įvykdė sąlygą perduoti įtariamus karo nusikaltėlius Hagoje įsikūrusiam teismui. 2011 metais Kroatijos generolai Ante Gotovinas ir Mladenas Markičius buvo nuteisti už karo nusikaltimus, kadangi nepriklausomybės karo operacijos Audra metu išvarė Krajinos serbus iš Kroatijos. Per etninį valymą žuvo 350 nekaltų aukų, tai paskatino 200 000 serbų 91-95 metais karo pabaigoje bėgti iš buvusios Jugoslavijos Respublikos. Gotovinas buvo nuteistas 25 metam nelaisvės, Markačius 18 metų. Šios bausmės sukėlė didelį pasipiktinimą Kroatijoje, kur dauguma laiko šiuos 2 generolus nacionaliniais didvyriais. Po metų jie buvo išteisinti, nutarus, kad pirminis nuosprendis buvo grindžiamas klaidinga prielaida, jog bet kuris artilerijos sviedinys nukritęs serbų gyvenamuose miestuose toliau nei už 200 metrų nuo karinių taikinių buvo prilyginamas atakai prieš civilius. Stebėdami tiesioginę išteisinamojo posėdžio transliaciją Zagrebo centrinėje aikštėje, tuomet tūkstančiai žmonių džiūgavo ir verkė. 2011 metais gruodžio 9 dieną ES ir Kroatijos lyderiai pasirašė stojimo į ES sutartį. Už teisingumą ir pilietybę atsakinga Europos komisijos narė Viviane Reding sako, Kroatija išsiskiria triukšmingais uostais, nuostabia gamta ir žmonėmis, o regioninės politikos komisaras Johannes Hahn teigia, kad Kroatija yra pati nuostabiausia buriavimo vieta pasaulyje. Tačiau Vokietijos dienraštis Bild savo vedamajame Kroatijos stojimo į ES padėtį apibūdino visai neoptimistiškai ir nediplomatiškai. Skolos, korupcija ir didelis nedarbas. Tai nauja Graikija, kuri praris milijonus iš Berlyno. Iš tiesų, valstybės į turizmą orientuota ekonomika kasmet šalyje apsilanko beje apie 10 milijonų turistų, pastarosius 4 metus gyveno arba recesijoje, arba stagnacijoje. Nedarbas čia siekia apie 20%, o jaunimo tarpe dar daugiau, kas antras jaunuolis yra bedarbis. Kaip rodo ES statistika, vienam gyventojui tenkanti šalies BVP dalis yra 39% mažesnė negu ES vidurkis. Šiuo atžvilgiu prastesnė padėtis tik Rumunijoje ir Bulgarijoje. Briuselis jau perspėjo Kroatiją, kad jai gali grėsti sankcijų procedūra, jeigu ji kitais metais, kaip prognozuojama, pažeis ir taip dažnai pažeidinėjama ES valstybės skolos slenkstį 60% bendrojo vidaus produkto. Patys kroatai pagal visuomenės apklausas daugiausiai šalies narystės ES tikisi naujų darbo galimybių užsienyje bei maisto kainų kritimo. O dabar apie gražesnius dalykus. Informaciją jums Kroatijos gamtos ir kultūros paminklus norėčiau jums pristatyti. Nepaisant buksuojančios ekonomikos visgi nepaneigsi Kroatijos įspūdingos gamtos ir kultūros žavesio. 6 pasaulio paveldo objektai ir 8 nacionaliniai parkai. Adrijos jūros pakrantės miestai Dubrovnikas ir Splitas priklauso pasaulio istorijos bei kultūros aukso fondui ir yra saugomi tarptautinės UNESCO organizacijos. Ne tik turistai ypač vertina, bet ir eiliniai kroatai labai didžiuojasi savo nacionaliniais parkais ir entuziastingai siūlo juos aplankyti svečiams. Įspūdingo grožio dar 1949 metais įkurtame Plitvicos ežerų nacionalinėme parke per ilgą laiką gamta suformavo daugybę didelių ir mažų ežerų bei susijungiančių ir išsiskiriančių peliukų įvairių krioklių. 16 vienas po kito didėjimo tvarka 7 km kalnų terasose išsidėsčiusius ežerus jungia pratakos, kuriuose yra 140 krioklių. Daug karstinių urvų versmių. Ežerai yra gerai žinomi dėl jų skiriamųjų spalvų nuo žydros iki žalios, pilkos arba mėlynos spalvos. Spalvos nuolat keičiasi priklausomai nuo mineralų arba organizmų kiekio vandenyje ir saulės spindulių kampo. 16 ežerų, kurie sudaro natūralių tvenkinių
travertinas yra suskirstyti į viršutinius ir apatinius. Aplink ežerus maždaug 8 km kelių ir medinių pėsčiųjų takų yra prieinami lankytojams. Tai tikriausia natūralios gamtos oazė, šiandien saugoma UNESCO. Tai yra populiariausias turistų traukos objektas Kroatijoje. Kiekvienais metais čia apsilanko virš 1 milijono turistų. Jeigu dar nepabuvojot ir yra galimybė, kodėlgi ne? Primenu klausimą jums, nekam kitam. Kroatijos piniginis vienetas yra kuna. Ką reiškia jos pavadinimas? Atsakymų laukiu trumpuoju SMS pranešimu 1390. Žinutę pradėkite žodeliu tau, palikite tuomet tarpelį ir jau atsiųskite paaiškinimą, kaip ten kas ir kodėl. Už tai jums Europe Direct yra steigęs dovanų ir jas būtinai atiduos. Dabar dar viena pertraukėlė, po jos apie Dubrovniko miestą, apie Splito miestą, apie Krkos salą, apie Bračo salą ir apie kroatų krepšinį. Sužinosit. Europos naujienos kauniečiams. 9 valandos ir 24 minutės, dar viena laidos Europos naujienos kauniečiams dalis ir joje kalbėsime toliau apie Kroatiją, o jeigu dar tiksliau apie Dubrovniko miestą, apie Splito miestą, apie Krkos salą, apie Bračo salą ir apie kroatų krepšinį. Dar 7 amžiuje įkurtas Dubrovniko miestas garsėja nuostabaus grožio senamiesčiu ir visą miestą juosiančią gynybinę sieną, pastatyta dar 10-15 amžiuje. Siena tęsiasi daugiau nei 2 km ir yra 25 metrų aukščio. Dubrovnikas jūrų uostas, kuris net 600 metų buvo Pirklių respublika. Iš eilės valdoma Venecijos, Vengrijos ir Turkijos. Dėl apsukrios politikos ir aukštų duoklių mokėjimo miestas išsaugojo gana didelę nepriklausomybę, kol 1808-aisiais Napoleonas ją panaikino. 15 amžiuje su savo galingu laivynu Dubrovnikas buvo ne tik prekybinis Venecijos varžovas, bet konkuravo su ja ir pastatais, vienuolynais, bažnyčiomis ir rūmais. Po 91 metų karo įvykių, kai miestas buvo apsuptas ir apšaudytas serbų kariuomenės artilerijos, Dubrovnikas tapo kroatų nepriklausomybės simboliu. Dubrovnike iki šiol išlikusi ir veikia seniausia Europoje vaistinė, kuri duris atvėrė dar 1317 metais, ar galite įsivaizduoti. Nuo 1950-ųjų Dubrovnike vyksta tarptautinis menų festivalis Dubrovniko vasaros žaidynės. Liepos-rugpjūčio mėnesiais visos miesto pilys, dvarai, bokštai ir parkai tampa gyva scena, kurioje vaidinama visa Europos muzikos ir dramos klasika. Vaidinami Šekspyro, Moljero, Gėtės spektakliai, statomos viduramžių Graikijos tragedijos, taip pat vyksta tarptautinės knygų parodos, poezijos vakarai, dainuojamosios serenados. Šiandieninis Dubrovnikas didžiausia Kroatijos turistinės karūnos puošmena. Kaip gražu. Splito miestui daugiau kaip 2000 metų. Šiame mieste nekartą keitėsi šeimininkai ir kiekvieni iš jų kažką paliko architektūroje. Pagrindinės miesto įžymybės Romos imperatoriaus Diokletiano rūmai, katedra, Jupiterio šventykla, miesto vartai rotušė ir Norondi aikštė. Katedra Splite yra seniausia katalikų bažnyčia pasaulyje, jai net 1700 metų. Iš jų 1300 metų čia vyksta pamaldos. Kroatija lietuviams labiausiai žinoma dėl savo viliojančių kraštovaizdžių, prieinamų kainų ir šiltos žydros jūros. Įspūdingiausias Kroatijos ypatumas yra Dalmatijos pakrantė su 100 salų ir joje įsikūrusiais miestais, kurių žymiausius Dubrovniką ir Splitą jau pristačiau. Kaip teigia kelionių ekspertas Makalius, Kroatija puikia valstybė vandens sporto mėgėjams. Šalies upės puikiai tinka plaukimui plaustais, o nardymo meistrai Kroatijos vandenyse ieško tokių įdomybių kaip reta vandenų flora ir fauna, paskendę radiniai ir laivai. Adrijos jūros vandens skaidrumas net 56 metrai. Oho, čia galima rasti apie 400 rūšių žuvų ir jūros moliuskų, daugybę puikių povandeninių uolų, nuskendusių laivų liekanų. Šiek tiek apie Krkos salą, tai yra didžiausia Kroatijoje Adrijos jūros sala, čia yra ir oro uostas pačioje saloje. Salą su žemynu jungia modernus tiltas, sala žavi nuostabia gamta, švelniu klimatu, salos peizažą paįvairina daugybė mažų užutekių ir įlankėlių. Čia klesti žvejybos verslas, nes Adrijos jūra dosni žuvų, krevečių, krabų ir kitokių gėrybių. Didžiausias salos miestas Krka su įspūdingu senamiesčiu, katedra, miesto sienos griuvėsiais. Sala žinoma ir dėl vaistų gamybos. Ant daugelio vaisto pakuočių nekartą regėjote užrašą KRK. Įdomu. Dar šiek tiek apie Bračo salą. Antra pagal dydį sala Adrijos jūroje, salos viduryje yra aukščiausias taškas visame Adrijos pajūryje, tai Vidova Gora, 779 metrų aukščio vieta. Kalkakmenis iš šios salos buvo naudojamas garsių statinių statyboje visame pasaulyje, pavyzdžiui, Diokletiano rūmai Splite, Baltieji rūmai Vašingtone. Sala taip pat garsėja kaip vienas
geriausių kurortų Kroatijoje. Išvydę pietinėme salos krante pagrindinėme Bolo mieste esantį paplūdimį, jį tikrai atpažinsite nuostabiausias ir galima sakyti gražiausias Adrijos paplūdimys Zlatni. Rat puikuojasi Kroatiją reklamuojančiuose kataloguose ir atvirukuose. Nacionalinis kroatų gėrimas Rakija. Jis gana stiprus, bet sunkių pagirių po jo tikrai nebus. Vindarystės tradicijos čia jau klesti 6000 metų, dabar šalyje užregistruota apie 700 vyno rūšių, 76 iš jų laikomos elitinėmis rūšimis. Vynas geriamas atsigaivinti pajūrio zonoje, skiedžiamas kalnų šaltinių vandeniu arba mineraliniu vandeniu. Toks atskiestas gėrimas vadinamas gemist. Na ir pabaigai, kasgi nežino kroatų krepšinio. Štai Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė kartu su ES vadovais dalyvavo Kroatijos įstojimo į ES iškilmėse Zagrebe. Tai istorinė akimirka visiems, pagaliau kroatai su mumis. Kroatija ir Lietuva krepšinio šalys, žinančios, koks svarbus kiekvienas komandos narys. Nuo šiandien Europa turi dar vieną stiprų žaidėją, laimėkime visi kartu. Kroatiškai ceremonijos dalyvius sveikino prezidentė ir padovanojo Kroatijos prezidentui Ivo Josipovičiui krepšinio komandos marškinėlius su 28 numeriu ir užrašu viena komanda, viena svajonė. Nežinau, sakykit jūs, ką norit, bet aš jau užsimaniau į Kroatiją. Vienintelė turbūt problema būtų šioje šalyje, kad per tam tikrą ribotą turistinį laiką, kurį mes pasirinktume iškeliauti į ją, tikrai nespėtume visko pamatyti. Čia matyti reikėtų keletą metų iš eilės, karts nuo karto vykti, žiūrėti ir pramogauti. Tokį įspūdį bent jau aš susidariau. Dabar grįžtam prie žaidimo, o žaidimas labai paprastas. Klausimas atsakymas. Klausimas, Kroatijos piniginis vienetas yra kuna, ką reiškia jos pavadinimas, klausė jūsų Europe Direct informacinis centras ir už teisingą atsakymą jisgi dovanoja įvairiausių vertingų dovanų. Jas atsiimsite tie, kas laimėsite, o jeigu vis tik tai nepavyko šį kartą sudalyvauti žaidime, tai nenusiminkit, bet kokiu atveju galite apie ES sužinoti vienokių ir kitokių įdomių dalykų Laisvės alėjoje 36, o jeigu dar ir paprašysite, tai lankstinuką tikrai gausite, tušinuką gal įsidėrės, tokių dalykų ten tikrai įmanoma. Ir, žodžiu, visi klausimai, visi atsakymai Europe Direct centre, kaip ir minėjau, Laisvės alėjoje 36, o dabar vėlgi prie žaidimo klausimo grįžtų. Atsakymų atkeliavo ne vienas, o visi du. Teisingi turiu omenyje ir stengdamasis būti objektyvus, rinksiuosi greitumo kriterijų ir matau, kad 1,5 minutės greičiau atsiuntė SMS pranešimą šis numeris. Bandysiu dabar kaip nors ir susisiekti su dalyviu ar dalyve, išgirsti teisingą atsakymą ir sutarti, kaip ten kas su prizų atsiėmimu. Kažkas panašaus į tai. Labą rytą. Labas rytas. Ar reikia prisistatinėti? Ne, supratau. Viskas aišku, tada sutaupysim laiko. Kuo tamsta vardu? Raminta. Raminta, klausimas jums kaip ir visiems skambėjo. Jūs esate pirmoji atsiuntusi SMS pranešimą. 9 val. 15 minučių 19 sekundžių. Tuo tarpu kitas pranešimas atkeliavo 9 val. 17 minučių ir 6 sekundės. Tai reiškia, kad jūs buvote kiek daugiau nei 1,5 minutės greitesnė ir atsakėte teisingai. O dabar reikėtų tą pakartot. Koksgi kūnos vertimas iš kroatų kalbos yra? Kiaunė. Čia kam adresuojat šitą žodį? Kaip sakėte? Čia jūs man sakėt? Taip. Sakėt man kiaunė? Taip. Gerai, supratau. Aš manau, kad čia taip ir turėjo būti. Visiškai teisingai, kuna išvertus iš kroatų kalbos reiškia kiaunė. Kitaip sakant, anksčiau buvo tokie dalykai, kad kailinio žvėrelio kailiukais buvo atsiskaitoma, kaip dabar pas mus popierėliais, tai tenai žvėriukų kailiais atsiskaitinydavo ir nuo to kilo visi šitie reikalai. Gerai, Raminta, sveikinu, jūs nepadėkit ragelio, tuoj pat pasišnekėsim, viską paaiškinsiu, kaip prizą atsimsit. Gerai? Ačiū labai. Sėkmės ir iki, o visiems kitiems, kurie norėjote dalyvauti, tačiau nesugebėjote dėl vienokių ir kitokių aplinkybių, sakau, nenusiminti, nes prizų dar radijo eteryje tikrai bus ne vienas, ne 2 ir ne 15. Tiesiog likite su radijo stotimi tau. Čia buvo laida iš ciklo Europos naujienos kauniečiams, iki susiklausimo ir kol kas ate. Europos naujienos kauniečiams.